Sveiki, šiandien noriu Jums pristatyti Adria Sun Living A70DK, tai yra šešiavietis kemperis. Ir naujai pristatėm šiais metais Adria ant Fordo bazės ir tai yra bene 7 ar 8 kemperis, kurį mes tokį parduodam. Tai yra labai didžiulio populiarumo sulaukęs Adrijos kūrinys ir jo kainą aš Jums pasakysiu pabaigoje. Pažiūrim, ką šitas kemperis turi. Tai biksenoniniai žibintai, pilka kabina. Kažkaip klientai mėgsta jau eiti į stilių, įsiskirti ir sakinėja pilkas kabinas, tada aišku, lieti ratlankiai. Tada dar atkreipkite dėmesį ten, kur alkova viršui yra stoglangis ir yra uždėtas toks bėgelis, kad lietaus vanduo Jums nebėgtų į stoglangį į vidų, o tiesiog nubėgtų per šonus. Tai irgi paprastesni ekonominės klasės kemperiai to nedaro. Toliau vandenuko papildymas, čia yra 140 litrų švaraus vandens, elektros pajungimas kemperyje. Taip, čia yra dujų balionų laikymo vieta, 2 dujų balionai su crash sensorium ir čia nubėgimas yra dujoms, jeigu kažkas būtų nekokybiškas dujų balionas. Klientai mėgsta įsidėti labai iki savo kemperius pildomus dujų balionus, mes tai darom servise, tai irgi tiesiog nereikia su dujų balionais taisytis. Taip, tai bagažinė standartiškai yra tokio dydžio, bet jeigu Jums reikia jos didesnės, tai Jūs tiesiog ją galite pasikelt ir turėti tokį iki pat viršaus, reikėtų išsiimti čiužinį, o standartinė bagažinė yra tokia. Čia jeigu perkat lietus ratlankius, Adria dar atiduoda plieninius ratlankius. Taip, žiūrim, ką mes čia turim, tai standartiškai apdirbti kampai, kad Jūs nesugadintumėt bagažinės slenkščiai įvarydami dviračius, motociklą arba dar kažkokius daiktus. Nubėgimas, tada yra šildymas bagažinės, galit į bagažinę patekti tiesiai iš svetainės, tada yra gumos laikymai, kad Jūs galėtumėte, nežinau, kėdės, susidėti stalus ir laikymo bėgelį, kur Jūs galite tvirtinti savo daiktus vienoj ir kitoj pusėje. Pasižiūrim po dugnu. Taip, tai matom, kad dugnas yra apsaugotas, kad jis yra lygus, vientisas, laidai paslėpti. Nematau nė vienos erdvės, kur galėtų patekti drėgmė ir taip pradėti pūdyti sienas. Ką yra brangu sutvarkyti ir kas užima laiko, tai palyskit visada po dugnu, kai perkat kemperį. Tada sekantis pointas, kai perkat kemperį, pažiūrėkit, kokios yra sienos, kaip jos yra sutvirtintos. Tai čia matot, kad kampai ten, kur yra daugiausiai pažeidimų, drėgmės patekimo į pačias kemperio sienas į kemperį, tai yra saugiai apdirbtos, uždengtos. Taip, galinė vaizdo kamera, žibintai, Adrijos dizainas, vabalas iš Adrijos atkeliavo. Tada čia iš kitos pusės patekimas į bagažinę ir lovą. Tualetas standartinis 19 litrų. Čia dar galim dėti markizę ir einam į vidų. Tai čia yra naujas atnaujintas dizainas, kai būdavo standartiškai 6-viečiuose, 7-viečiuose kemperiuose su 2-aukšte lova, nebeliko staliuko čia, o iš karto eina tokia sofelė. Tai man labai fainu, tokia pasidėti, pažiūrėti pro langą, kavą išgerti, vyną išgerti, knygą paskaityti. Tai aš labai aukštai vertinu šitą dizainą ir klientai mūsų įvertino ir yra užsakymų ir man tikrai faina. Čia yra 2 sėdėjimo vietos, čia dar 4 ir aišku stalas prasididina, tai visa Jūsų 6 asmenų šeima be problemos tilps, fainai vakarot, žaist ir leist laiką. Ir aišku, čia yra dar viena miegama vieta, stalas nusileidžia ir pasidaro didelį dvigulį lovą. Taip pat dar dvigulė lova yra alkovoje. Langas didelis, panoraminis, tai jis yra kaip papildoma opcija, galite užsisakyti, jis kainuoja 420 plus PVM. Kituose kemperiuose būna tik tai vienas langas, įeina standartą, Adria deda 2. Labai svarbus dalykas ir ką aš visada atkreipiu, pasižiūrėkite, ar alkova yra šildoma, nes kai Jūs nakvosite žiemą, kad Jums būtų nešalta, tai va čia palei perimetrą Adrijoje alkova yra šildoma ir dar plus Jūs galite patys šildomą reguliuotis. Bus atskiras šildymas pačio kemperio, atskiras šildymas alkovai. Čia irgi yra šitai labai kietai. Čia yra Fordo GPS antena, nu va tokia naujovė padaryta. Taip, tai čia yra 8 spintos susidėti daiktams, jos viduje turi lentynėlės ir dar ką aš pamačiau, kad yra ant durelių sudėti paminkštinimai, tai reiškia kemperis Jums nebarškės ir kai aš vežiau kemperį, yra Reelsas, testavau, Adria kažką padarė, nebebarška, jų kemperiai važiuoja tyliai, komfortabiliai, aš buvau tikrai labai maloniai nustebinta ir matau paminkštinimui sudėti.
Nu, aukštą klasį, beje, Adrijos kemperiai turi 10 metų garantiją. Tos garantijos tam tikrų metų yra suteikiamos ne bet kaip. Reiškia, gamintojas tampa ramus dėl to, ką jis padarė, kokią jis kokybę pasiekė ir, nu žinot, nieks be reikalų 10 metų garantijos neduoda. Visi langai turi naktinės užuolaidas, tinklelius nuo odų, čia jau įeina į bazę, taip pat langai atsidaro. Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad šitas langas neatsidaro, nes jeigu jūs langą galėtumėte atidaryti ir darytumėte šitas duris, tai tikėtina jūs sulaužytumėte ir langą ir duris. Turim skaitimo lemputės, kurias galit nusinešti vieną į kitą vietą. Tada duris su centriniu užraktu, langu, tinkleliu nuo odų. Virtuvės zona, tai turim valdymo skaitmeninę panelę, kurioje šviesas galite išjungti, matyti kiek šilumos, yra pompa, vandens išjungti, kiek akumuliatoriaus yra. Čia yra trumo šildymas, dažniausiai šitose kemperiuose yra dizelinis šildymas, tai jums bus patogiau žiemą keliauti, nereikės apsikrauti dujų balionais. Aš visada klientams rekomenduoju, jeigu yra galimybė, užsisakinėti dizelinį šildymą. Šaldytuvas, kompresorinis ir kas jis man patinka, kad atsidarinėja iš abiejų pusių ir netgi šaldymo kamera atsidarinėja iš abiejų pusių. Tai toks malonus dalykas. Virtuvė, šiaip aš buvau labai nustebus, kokio dydžio yra virtuvės erdvė ir čia galima susidėti daiktus ir čia galima pjaustyti. Ir tada kiek yra vienas stalčius, kitas stalčius, tada čia dar vynui, buteliams susidėti vieta. Tada stalčius ir dar vienas stalčius. Ir kas man dar patiko, išnaudojo erdvę labai apskaičiuotai. Ir čia yra dar irgi lentynėlės. Tas lentynėlės turi net briaunas, kad jūsų daiktai neiškristų, tai kai po kelionės jūs atsidarysit. Ir čia kokio ilgio. Mano visa ranka beveik telpa, tai labai patogiai susidėti. Labai viskas gerai ir kiek jūs duoda erdvės pojūčio, tai čia šešiem keliaunant bus labai faina. Ir čia dar yra spinta. Spinta kabykla tikrai nemažai susikabinsit. Einam į dušą. Taip, tai dušą turim, dušą tualetą vienoje erdvėje. Čia tam, kad taupytumėt ilgį, čia yra didelė spinta, daug kosmetikų susidėsit. Dušo pačią tą galvą galite išsiimti, jeigu jūs nesinaudojat dušu, arba galit palikti, tada kai reikia kriauklę atsiverčiat ir dušas čia taip užsidaro, jis yra tikrai erdvus, aš telpu be problemų, tai žinot, ir kiti tilps, tai tikrai užtektinai erdvė šitame duše. Taip, tualetas kaip tualetas, visiškai standartinis, čia kaip prisipildys, matysit raudoną lemputę įsidegs, čia dar yra viena laikymo vieta, čia viena laikymo vieta. Tada, ką aš irgi rodau dažnai, pažiūrėkite, kiek yra nubėgimo angų, kai jūs būsit duše, kad jums nesidarytų baseinas, dušas yra šildomas, tai jūs galėsite tikrai žiemą keliauti ir ką dar noriu pasakyti, Adrija yra pati mėgstamiausia gamintoja Skandinavijoje, ją labiausiai perka, todėl atkreipkite dėmesį į šitą brendą, jeigu mėgstat keliauti žiemą. Labai didelis stoglangis, anksčiau dušuose būdavo mažesni stoglangiai, čia daug šviesos, tikrai labai fainas toks erdvės pojūtis. Ir yra dar kabykla rankšluosčiams, hidrokostiumams, maudumukams, viskam pašlapia. Taip, mėgamos vietos. Iš patirties sakau, šitą kemperio išplanavimą mėgsta tėvai, kurie turi 2 paauglius, ypač mergaitę ir berniuką, nes jie jau nebenori vienai lovo miegoti. Tai va, čia yra geras variantas, viršutinė lova tik atkreipiu 70 kg ar nedaugiau. Jeigu jūsų vaikas užaugs, tai mes galim sudėti patvirtinimus ir daugiau ten galės daugiau kilogramų miegoti. Ir aišku yra tinklelis, kad neišsiridentumėt. Tada irgi, kas man patinka, tai kad yra pačioj miegantis žmogus, turi langą, jam bus šviesiau, turės gryno oro, erdvės turės, o iš vis, jeigu atsidarys bagažinę ir matys jūrą ir kalnus ir kur net besistosit. Visur yra pakrovimas, matau, galit krauti telefoną, skaitimo lempos, kažkokios laikymo vietos. Žodžiu, pilnavertis 2 lovos jūsų šeimai. Ir tada einam pasižiūrėti į Fordą, ką jis siūlo. Tai priekinė viena iš sėdynių apsisuka, tai irgi čia faina bus sėdėti, čia sėdi, kojytės padėtų, žodžiu, relaksacinė vieta. Taip, turim Fordą.
aš tapau Fordo gerbėja, man jis tikrai labai patinka, labai fainai važiuoja. Ir ką mes čia turim? Tai turim 12 colių mediją, aš jau ten rodžiau, kad yra ir netgi vairavimo režimai, ir galite pasiimti eko važiavimą, tada kai kelias slidus, tada jeigu tempiate priekabą. Taip pat yra automatinė klimato kontrolė, jau nebėra čia tų ratukų, viskas ganėtinai šiuolaikiškai reguliuojasi. Taip pat čia yra ant kemperio langų termo užuolaidos, nėra tų senoviškų užuolaidų. Ir čia ant priekinio lango irgi. Tada dar ko noriu atkreipti dėmesį, kad Adrijos kemperiuose, netgi kaip Sun Livingas, tokiuose paprastesniuose, nuotekos jau išleidžiamos yra su mygtukais, kai kuriuose kemperiuose senoviškai dar ten reikia iš lauko purvintis rankas ir nuleidinėti tą vandenį. Tai šitas kemperis yra nuvažiavęs 1600 km ir jis pirmus tuos kilometrus naudoja po 11 litrų 100 km. Jis yra su alkovu, šitas kemperis 3 metrų aukščio, tai tikrai labai geras rezultatas. Turi linijų palaikymą, turi adaptyvią kruizo kontrolę, turi avarinį stabdymą, ženklų atpažinimą, sakyčiau, viskas labai čia yra puikiai. Ir kas nori, galit pas mus šitą kemperį užsisakyti, patestuoti, pasivažinėti, mes turim skirtingų išplanavimų. Šito kemperio kaina, jeigu žiūrėt bazinis, tai prasideda nuo 50 000 plus PVM, o konkrečiai šito kemperio kaina yra 58 000 plus PVM. Jeigu jūs šitas kemperis sudomina, tai rašykit, skambinkit man, palaikinkit, klauskit, kad galėčiau jums atsakyti klausimus. Ačiū.